Kaunas yra sporto lopšys. Ir masiniam sportui, ir patys žinot, ir krepšinis, ir viskas prasidėjo nuo Kauno. Vilnius tik tai antras dešimtmetis, kad tiek daug įsikūrė sporto klubų. Ir suprantat, bet anksčiau tai Kaunas buvo ašis, apie kurį viskas sukosi, ir periferija, ir viskas. Ir dabar mes nepaleidžiam to judėjimo. Aš esu iki smegenų, kaip sako, kaulų smegenų patriotė savo miesto, kaunietė. Ir visą gyvenimą tam judėjime. Visą gyvenimą dirbau su studentija, 35 metus aukštoje mokykloje. Ir paraleliai turėjau sveikatingumo grupės įvairaus amžiaus. Po to turėjau savo klubą, kur nuo 3 metukų mergaitės ateidavo iki vyresnio amžiaus moterų. Ir čia yra tos moteris, kurios prieš 30 metų pradėjo aerobiką, o dabar mes darom pilates, gimnastikos pratimus. Tad aš kviečiu, eikit į sveikatingumo grupės, ateikit ir į mūsų klubą, labai draugiškos moteris. Visada rasim jums vietos, jei nepadarysim atskirą grupę pagal jūsų lygį. Ir būtinai judėkit, mielos moteris. Ir vyrams reikia judėti. Ir aš šito moterim kiek metų sakau, nu aš jums padarysiu šposą, pakviesiu mišrią grupę su vyrukais. Tai kitos sako, tai mūsų vyrai gali tada neleisti sportuoti. Sakau, bet čia jūs ateinat, tai nėra kada žiūrėti vienas į kitą. Bet galbūt mes taip įpratę, mažiau dairytis, daugiau keiksnoti, nematyti. O dabar Kaunas gražėja ir dabar džiaugiamės ir nauja valdžia, kad keliai nuostabus pasidarė. Tikiuosi, kad tas miestas smarkiau kils. Iš tikrųjų tai viskas kyla, bet labai norėtųsi, kad smarkiau. Tas Kaunas išskirtinis miestas. Juk pažiūrėkit, kaip nuvažiuoju į Vilnių, tose kamščiuose. O Kaunas toks kompaktiškas, mes žinom visus apvažiavimus, nereikia mums stovėti nei 15, nei pusės valandos tose kamščiuose. Tai nuostabus miestas, tik jį reikia dar labiau puoselėti ir ne tik valdžiai. Mums reikia kiekvienam kauniečiui su meile, kas nematot, pasakyti, parašyti, paprašyti jaunimo, nemėtyti ten, kad ir pamatai šiukšlę, pakelk, padaryk, kad tas miestas būtų. Bet aš tai labai džiaugiuosi, kaip einu nuo Soboro iki Rotušės ir ypač į senamiestį vasarą, kaip atgaivintas jau senai senamiestis. Tai taip kaip Europoje užsienį pasijunti. Visą laiką būti aktyviems ir daugiau matyti, šypsotis vieni kitiem, matyti tų teigiamų poslinkių, neniurgzėti. Kažkaip tai vis tiek džiaugtis, tegul tik giedras dangus būna, tegul to karo nebūna, tegul saulė šviečia. Mano moteris visos tai supranta.